vakar oficialiai pasirodžiusi Android 2.2 operacinė sistema skirta HTC Desire telefonui. Kaip galite pastebėti, aš jau spėjau instaliuoti jos rooted nulaužtą versiją. Taigi trumpai apžvelgsiu pagrindinius atnaujinimus. Pati OS yra perrašyta, todėl veikia iki 3-5 kartų greičiau. Taigi naršyklė ir kitos programos veikia taip pat gerokai greičiau. Google sako, kad naršyklė veikia iki 3 kartų greičiau. Na, pats to nebandžiau. Taip pat nuo šiol jį palaiko Flash. Taip pat buvo ištaisytas visų labai kritikuotas minusas, kad programą negalima įrašyti kortelę. Dabar visas programas galite pasirinkti, ar norite rašyti patį telefoną ar į SD kortelę. Atsirado kelios naujas programėlės, kaip AppShare, kuris skirta dalintis jūsų naudojimus programomis su draugais. Toliau Flashlight paverčia jūsų telefoną žibintuvėlį. Taip pat turi 3 intensyvumo lygius. Panašią programą buvo parsiuntas iš Android Marketplace, nes man yra labai naudinga. O žinoma, atnaujinta foto ir video kamera. Dabar turime video įrašymą iki 720p HD rezoliucijos. Taip pat žymiai pagerėjo foto ir video kokybė. Žymiai gražesnės spalvos, gražesnės apšvietimo nustatymas ir visa kita. Na, dabar savo telefoną taip pat galite paversti ir bevėlių Wi-Fi routeriu, taip dalinti telefono 3G internetą. Ir paskutinė naujovė, kurią pastebėjau, yra Google navigacija. Deja, paleidus programą išmetamas pranešimas, kad ji Lietuvoje neveikia, bet nuo seno turiu radęs jo alternatyvą, vadinasi Brute Google Maps. Ir Navigate to London. Kaip matote, puikiai veikia.